Namaskaram. Namaskaram. Morning. Good morning. Čia dar ir kirpykla pasirodo. Pasirodė. Ant surašo plaukus. Mano kirpėja. Ta pati Manžima. Mano sakiau, kad mano joga yra tik labai anksti arba iš vis ryte. Bet čia yra PM, tai reiškia vakare. Jie nenaudoja 15-16 visų šitų. O akys mato tik šitus skaičius, be šitų. Bet čia yra vakaras, tai reiškia, aš galiu eiti į jogą ir po pietų. Čia ta karvytė, kur kalbėjau. Kažkada, tai čia jinai turi va tą sodelį, vandenuko. Ir jinai čia ateina parupšnot žolytės. Ir jinai laukiasi. Eisim pietauti ir mes tuoj. Čia. Taip sakant, pietų vieta. Tiek karviai, tiek mums. Nebekalbėjau apie procedūras. Kiekvieną dieną turiu masažus. Kai čia buvo man blogiau, kai tą galvą skaudėjo nervai, truputėlį tokie buvo pašlyję emociškai, tas verkimas, tos ašaros. Tai man paskyrė lengvą masažą. Tokį, tiesiog soft masažą. Lengvesnį masažą per rankšluostį, taip tiesiog. Tai va, toliau visokie laistymai, galvos laistymai, kaklo laistymai, viso kūno laistymai, žodžiu, va taip. Turėjau šiandien, kadangi pas mane labai išryškėjo kojų šaltis, tas gėlimas kojų, negaliu vaikščioti visiškai ant grindų, čia yra plytelės ir tenai visur plytelės. Aš jau šiandien miegojau net su kojinėm, ant tiek išryškėjo mano tas pėdų, tas toksai dalykas. Tai šiandien gavau foot powder massage, pudra herbal, žolelių, žodžiu, pudra ir taip įtrynimas pėdų. Tai, šiaip manau, čia ne kiekvienas atlaikytų tokį, dėl to, kad, kažkam kutena, kažkam kažką. Man tai fainai. Man kaip tik norisi stimuliuoti tas pėdas, tai man labai labai patiko. Toks intensyvus. Ir dar turėjau šiandien tokį dalyką, Big Vasti. Jūs nenorit sužinot, kas tai yra. Aš neinu į tūliką. Vat kiti eina, ten kibirus pasidėję ir visą kitą, o aš neinu. Tai šiandien aš turėjau Big Vasti. Lietuvių kalbą išvertus tai yra klizma. Bet viskas okei. Aš būna ir baisesnių dalykų gyvenime. Bet tikrai nepasakosiu nieko apie tai. Šiandien bent jau tikrai. Tai va, jau čia toks biškutį nuovargis, ranka nes. Taip, pavargau laikyti. Atsiremsiu biškį. O dabar mes važiuosim į Trivandrumą, į tą jau sostinę Keralos. Tai mano outfitas šiandien toks aprangėlė, šiandien į miestą tokia visai nešventiška, nesukneliška, dėl to, kad aš taip ir vengiau nusipirkti suknelių. Čia būtent dėl tų kainų. Galvoju, nuvažiuosiu normalų miestą ir taip kaip ir paklausiau masažistai savo, taip ir yra, kad ten tikrai yra pigiau negu čia. Tai užsidėjau, šortus ir maikutę tiesiog, kad matuotis būtų patogu, nereikėtų visko nusirenginėti, o marškiniai yra tiesiog dėl to, kad neįdegti pečių. Kažkas atvažiuoja degintis, kažkas saugosi nuo deginimuose. Tai aš nei veido, nei kūno nedeginu, kol turiu masažus ir procedūras, nes tiesiog, kad būtų malonu jas turėti. Nes jeigu kūnas padegtų, jis būtų jautresnis ir būtų menkas malonumas. Man pataisė šitą vakar nunešiau, nes buvo labai sutrauktas, tai padarė tokį laisvesnį, kad kabotų. Tai va dar viena naujiena, tokia mano žiedelis mėnulio, pataisė man dydį. Nežinau, jaučiu vis tiek biškai didokas, bet čia taip karšta. Nežinau, bus gerai. Ir apie šitus žiedelius aš dar sugrįšiu papasakot vakare, kai ką įdomaus. Ką dar labai verta papasakot, dabar čia jau post factum, taip sakant, bet šiandien nieks nedainuoja. Vat mano vaizdas pro balkoną. Ir ryte aš pabudau nuo paukščių, pagaliau nuo paukščių čiulbėjimų, visokiausių paukščių, paukštutėlių. Tai
Jokios muzikos, vakar čia ferverkai davė, jau tas šventės matyt užbaigė kažkokias, tai pagaliau biškį ramybės. Prieš kelias dienas dar tokį nusipirkau pledą, kašmyrinį, labai fainas, švelnus, šiaip gan didelis, čia gal 2 metrai ant kokių 1,60 m. Tai norėjau dar pasigirt, pasidžiaugti, nes seniai svajojau apie kažką panašaus, mokėjau 18 eurų, tai čia aišku, turistiniam šitą miestelį, bijau net tikrinti, kiek kainuos kitur. Bet už 20 eurų, ne kažką geresnio Lietuvoje ir nupirksi, manau, tikrai. O čia toks indiškas bus mano šilumos davėjas man, kai grįšiu į Lietuvą. Arba gal net reiks pasimti su savim, nes aš tiek tuose stotyse sušalau, tiek Lenkijos tam oro uoste sušalau, kad wow, gal net nesakiau iš tikrųjų, bet beprotiškai buvo šalta. Jau Dubajui, jau oro uoste tai jau nebe šalta, bet jau kuo arčiau Lietuvos, tai eina savo. Gerai, kad turėsiu mažus laukimus, mažai valandų laukti reiks atgal. Tai gal neprireiks. Dabar mes esam sostiniai. Nelabai man čia kuo skiriasi ta sostinė nuo to kaimo, kur mes esame. Mašinų tikrai daugiau, 3 juostos vienoj pusėj, 3 juostos kitoj pusėj. Labas. Buvom prie šventyklos tos auksinės. Bet žinau, kad nuotraukose ta šventykla daug gražiau atrodo negu realybėj. Aišku, realybė irgi įspūdinga, bet ten nieko šalia neleido fotkinti. Niekur aplinkui, visur policininkai stovi, o į pačią šventyklą leidžia tik tai hinduistus. Dabar mes esam kažkur pakeliui į zoologijos sodą. Čia tiesiog gatvė. Varom į zoologijos sodą, nes jisai dirba tik tai iki 5. Čia jau panašiau į sostinę, ne? Smepis. Primena Avatarą kažkur. Kažkas panašaus į orange juice. Aš matau kažkokių nešvarumų čia. Iškrito mano telefonas, net iš rankų, kai norėjau parodyti, kas viduje. Nežinau, sako mano kolegė, kad gal čia ženklas negeras. Bet pabandysim. Labai saldu. Čia koks sirupas, man atrodo, tiesiog. It's not a juice. Čia nesultys čia yra. A lot of sugar. Nei mūsų gydymo tema čia. Kainos į zoologijos sodą. Suaugusiam indui 40 centų. Suaugusiam užsieniečiui 2 eurai. Pirmi mūsų gyvūnai yra kažkokie tai gaurai. Kažkoks gauras. Labai dideli tokie. Sauganos ir tiek. O, turim beždžionių. Čia taip įdomiai, vat joms yra kanalas čia, kad jos turbūt nepraeitų. Aš taip suprantu, nes jis labai toks gilus. Čia yra baobabas. Žiūrėk, tokie dipsiai. Aš savo studijoje turiu mažiuką vazonį dipsį. O čia kokie jie milžiniški. Dipsiai. Buda coconut. Oh my goodness. Koks didelis. Mano telefonas jau ne tai, kad virš galvos, bet jau net atsilošus. Žiūriu. Labas. Oh my goodness. Oh my goodness. Yes. Šiaip tai neatrodo kaip tikras. Visiškai nejuda. Visiškai nejuda. Bet ten yra draugelis, kuris plaukia. Ibei vaikšto. Man tai tas gražus.
Čia daug paukščių. Šitam. Va. Ir jie čia va tai va visur tupi taupikai. Kai kurie atrodo kaip sustingę irgi. Ir ten toli aukštai. Busa vulgaris. Nu, labai kietas. Šitas zoologijos sodas tikrai didelis. Pažiūrėkit, kiek vietos vienam liūtui. Jis va ten sėdi. Va, jisai savo sėdi ten. Ir viskas ant kalnelių. Ir labai didelis. Громадный. Ну, вот таких я еще не видела. Šitas visai. Ką tik buvo išlindęs, bet vėl panero. Sambardyras. Su šitais nebūna sunku, jie visada savo pasiruošia būt nufotografuoti ir nufilmuoti, papasakoti apie atrodo. Jėda. Kokie faini ragai. Vakarienę jėda. Draugiškai. Man tai jie tokie nesimpatiški. Kaip paukščiai atrodo, tokie gan pavojingi. Va, tyko. Yra kažkas tokio. Na, nusileido jisai savo. Va, čia šitie labai įdomus ragai. Atrodo, kaip minkšti. Čia yra, žinau kaip išversti. Hog deer. Čia mažylės vaikšto, ten jų tikrai nemažai. Nu, įspūdingai atrodo, tokie stiprūs ir raumeningi. O ėdava grūdus, žolę. Vegetarai. Jėtiau, kokie mielekai. Fai, čia jau smirda. Šiaip šitam zoologijos sode labai geras kvapas, bet kažkaip šičia vat pasijauti tas jau gyvūnų kakučių kvapas, bet šiaip tai labai viskas gerai. Dar viena kaimenė, kitokių. Vieta tai bando numušti su uodega, bet nepavyksta. Čia kitokios spalvos, biškį šviesesni. Be kaip susirikiavę. Ėda. Vadinasi, neseniai pašerti. Leopardas, aišku, irgi miega. Patys įdomiausi gyvūnai, tai jie visiškai nesteikia pasirodyti. Bengalijos tigras. O! Pabudome ir kelkimės. Ten guli hienos. Ten guli hiena. Net nesivaizduoju iš toli labai. Tokiam narve. Wow. Yra tokios grotos, tokios plačios, nesimato, čia per jas per kamerą, bet va. Tigras, didžiulis, šitas jau didžiulis. Noriu dar
šitą medį, kur rain tree, tipo lietaus medis dar tusi. Pažiūrėkit, ir čia tokių tikrai ne vienas. Taip išsiraizgia. Oi, kiek. Nu, to prasme, beprotiškai didelis. Tikrai, nu bent jau mano akim. Tikrai labai didelis. Turim spalvų šiek tiek. Aros. Čia yra aros, didelis, labai papūgos. Nu tai labutis. Žiūrėk, kaip jis lipa tom su snapu. Su savo nagais ir su snapu ir taip į viršų kyla. Šitas bus ryškės. Kažkokios saulės papūgos. Geltoni. Gražus paukštas. Ir dar viena. Gaila, kad čia taip nesimato. Net mums čia gerai nesimato. Bet šita jau tokia didelė. Va, šita čia yra. Pilkosios Afrikos papūgos. Šitas labai gražiai dainuoja. They can mimic up to 5,000 sounds. Girdi? They can? Mimic up to 5,000 sounds. Oh, Terry. Congo grey parrot. Labai garsiai. Mūsų gražiai. Daug pustikų čia yra. Labai daug. Tokių kaip bebrai čia. Gal čia ir yra bebrai. Aha, čia bebrai. Keliam drugelį. Nuotraukų, tai čia yra visokiausių. Žiedų yra. Bet pačių drugelių tai čia nežinau. Gal dar prieisim. Gal ir ne. Trutis. Tikrai didelis toks. O, ot, pataikyk tu man šitai. Pagaliau priejo mano laukiamiausias. Reptilijus. Neapsimoka čia filmuotų gyvačių. Nieko įdomaus nepamatysi, nes jos visos taip pat miega tiesiog. Rezume mūsų zoologijos sodo, tai jis... O, kaip čia gražiai. Tai jis yra labai didelis, bet gyvūnai turi taip pat daug vietos, todėl pamatyti kažką labai įdomaus, taip sakant, jau turi labai nusišypsot sėkmė. Tai tiesiog pasivaikščiom, pasižiūrėjom, pasigrožėjom ir keliausim šopintis. Kas vyram dar įdomu, tai turbūt kokios mašinos čia važinėja daugiausiai. Tai aš, čia gal lengvai dabar važiuojam, bet šiaip daugiausia, ką aš matau, tai Suzuki, Honda, va vienas Volkswagenas, vėl Suzuki. Daug Suzukių, kelios Toyotos. Esam dabar tokia parduotuvėlė arbatos ir kavos. Va šita. Jie mums rekomendavo vietinis, kad čia yra labai skani kava, tai va čia. O aš pasėmiau masalą tei. Sumokėjau €65 už šitą tikrai. Už tokį didžiulį. Gavau gražaus pirmą savo pinigą metalinį. Atėjom į parduotuvę. Čia šiaip labai daug visko, bet daugiausia tai sarė. Daugiausia tai sarė. Pilnos lentynos šalikų, tiesą sakant. Tiesiog pilnas šalikų. Matai. Nu, bandom į dar vieną aukštą pakilti. Ir čia jau biškį panašesni rūbai. Kažką. Čia jau sienė.
čia nelabai galima irgi fotkinti, tai čia taip sakant, matyta. Street pants. Va šitus labai nešioja moteris, mačiau tokius va. Šita medžiaga tai tokia nepasakyčiau, kad labai malonu. Nu, žodžiu, visko čia yra, einu apsidaryti tiesiog. Labai visko. Čia štai parduotuvėj pasijutau kaip oro uoste, kol nusipirkau aš tą. Vienoj vietoj išmušė čekį. Ten paskui jau sumokėt. Tada kitoj pusėj atidavė. Bet šiaip tai ne mūsų stiliaus parduotuvė visiškai. Labai indiška parduotuvė. Tokia maikutė nusipirkau. Tiesiog ilgom rankovėm, trikotažinė ir viskas. Dar viena. Mes dar prie Vancouver'e. Šitoj šventykloj buvom. Ir jinai iš tikrųjų čia tiesiog šviečia, nes diena jinai buvo tokia labai šviesi ta šventykla tiesiog. Ir čia neleidžia fotografuoti net, bet mes susižeriukas. Vat nuo tos vietos, va čia kur prasideda šita visa aikštė link šventyklos, bet nuo čia jau negalima realiai fotkinti. Nu, bet kur įėjimas yra. Ir čia jau viskas. Stovi pareigūnai ir neleidžia fotkinti. Tai va. O dabar mes važiuojam ieškoti sidabro parduotuvės. Nu, žinokit, mes atėjom į prieskonių pasaulį ir viską duoda paragauti. Ir viską gali pauostyti. Oh my goodness, čia visiškai kitaip kvepia, jie, žinokit, visiškai kitaip. Tai imu labai geros kokybės. Aš pirmiausia šitos, kaip jinai, ciberžolės. Mažesnių pakelių paprašiau. Čia yra gvazdikėliai. Nu, pažiūrėjom, kokie gvazdikėliai, pavyzdžiui. Ir čia yra maltas cinamonas. Very different smell. Maybe I should... Oh, which one is better? This one or this one? I don't know. What a difference? The difference. This is skin, cinnamon skin. This outer. Ah. This is outer skin. This one. Okay. Yeah. I like it. Čia kepa bananus, saltį, tokius sūrius bananus. Nusipirkau tenai, ten ir padavinėjau juos. Čia, žinokit, yra rojus. Labai skaniai čia viskas kvepia. Aš aišku jau nusipirkau ir dabar tiesiog laukiu savo draugutės, tai darau reportažą. Iš čia. Datulių tik skirtingų. Aišku, čia įeini ir tave pradeda maitinti, viską rodyti. Tu sakai, man jau viskas ir jinai vis tik nueina kažkur ką nors dar parodyti. Va, jeigu tu visko prisiperki, gali iškart lagaminą nusipirkti. Dėžutė prieskoniam. 3 eurai tokia. Gal visai nieko? Va. Šita. Surankena tokia. Nežinau, iš ko čia jos pagamintos. Lėkštutės. Čia galima kaip dovanų paimti. Cinamonų, arbatų, visokių aliejų. Nežinau kaip kokybė iš tikrųjų dėl tų aliejų. Nepirkau, dar galvoju gal kažkur kitur. Obuolių actas. 4 eurai obuolių actas. Nu, nesitikėjau Indijoje rasti obuolių actų, tiesą sakant. Juodųjų sezamų aliejus. Nu, kiek tu čia kainuoja? 5 eurus. Lemba stiklinių aš tikrai jau nesivešiu, man atrodo. Saulėgražų aliejus. Kokosų aliejus. Ir čia jau turim kažkokių dar
aliejų kitokių, murivena kažkokia tai. Nežinau, kas čia yra. Kas ta murivena? Čia dar visokių aliejų. Alyvuogių. 4 eurai irgi. Kažkokie dar aliejai. Net nežinau, vaporizer oil, kas tai yra. Man biškai kartais reikia išsiversti. Čia kas? Čia yra smilkalai. Smilkalai, kiekvienai čia. Nupirkau dėžučių. Saulė. Žodžiu, visko čia gali nusipirkti, kaip ir parduotuvėj. Kiekvienoje, kur lankosi turistai, tai jie čia va visko. Ir tų bananų traškučių, ir ryžių trapučių, čia dar kitokių dalykų. Paskui gali nusipirkti va klipsų. O, dar toj pusėje nebuvau. Okay. Čia, žodžiu, visko, ko tau reikia. Tu gali rasti vienoje vietoje. Žaislų paskui jau. Jau ten gal neįsiu. O, tie bliūdeliai, kur vakar pirku. Yra kaina. Įdomu, kiek čia kainuoja. Čia 30 eurų kainuoja jinai. 30. O bliūdelis 90 eurų. 90 eurų toksai. Nu, čia pigiau negu paplūdimio tose parduotuvėse. Ir dar magnetukai. Bet tokie jau nelabai gražus šitie magnetukai. Gal šitie biškutį gražesni. Bet ir tai... Nežinau. Ir čia yra smilkalai. Tai aš pasiėmiau po eurą smilkalai. Ir va tokiais pakeliais galima nusipirkti. Aš tokį nusipirkau dvigubą tokį už 3. Tai aš gerai sumokėjau, nes aš pirkau 2 pakelius. Šitą buvo ir dar vieną kažkokią kitokią ir tą, va šitą apyrankę aš sumokėjau pitaką, o čia viena šita 3 eurai. Tai išlošiau, pasirodo, ir tos masala čia, tai visur jos yra, žinokit, visur. Kiek čia? Nematau. 5,50. Nu, aš manau, kad ten geriau sumokėjau už masalą. Tai va, gerai, viskas. Žiūrėkit, ką sakiau, papasakos dar apie šitus mėnuliukus, matot? Jie 2. Ir dar vienas namie. Kaip jūs manot, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šitie gražuoliai keliauja Austiniukui ir Vilniukui. Žinau, kad jums patiks. Prisipirkau smilkalų mieste ir dabar čia atėjau ir žiūriu, kad tos pačios kainos visur po eurą už pakelį prašo praktiškai. Ir pasirodo šitas žmogus, kuris pardavinėja. Jisai turi klientų iš Lietuvos, kurie perka iš jos smilkalus tiesiog 100 kilogramų ir pardavinėja. Tai va. Šiaip visi labai skanus, man tie rožiniai visai skanus. O jis įkaipiau. Šiaip jo, toks kitoks gal kvapas. Aš nežinau, kiek čia tų smilkalų gali prisipirkti. Jau 4 pakelius, man atrodo, nupirkau lauktuve. Su šitais biškiai baisu, nes jie nedėžutė. Bet maybe. Atėjau į primatavimą netyčia jau pro šalį, pusę 11 vakarą. O jis žmogus dirba, nes rytoj jau reikia priduoti, taip sakant, objektą. Labas rytas. Na, žodžiu, vakar tiek prisivaikščiam, tiek visko priveikėm, kad taip pavarkau. Tai atsikėliau šiandien paskutinę akimirką. Ir noriu tik vieną dalyką dabar parodyti, bet normaliai nesusitvarkiau. Vis tiek į masažus eisiu.
Tai noriu tik parodyti pusryčių biškutį savo, kadangi valgau vėl tik tai, kas virta, bet šitas irgi virtas. Labai norėjau šitą parodyti dalyką, nes šitoks tokia kaip bandutė iš sėklų, iš dar kažko. Tokia kaip košės. Tokia košės skonio, bet tokia, duonelė. Šiaip visai skani. Tai pasiėmiau kažkokio šitokio troškinuko. Kažkoks daržovių mišinys. Bulvė jaučiasi, tokia grinai troškė mūsų. Aišku, su indišku poskoniu. Kas čia dar jaučiasi? Kalendra. Kažkokia skani kruopa. Šiek tiek paprikos. Toks. Pusryčiam dalykėlis su ta duonelė. Jaučiu šiaip ir blyną man tu atneš. Nežinau, kažkoks svarbus. Ir pasiėmiau bananą į kelionę. Dabar aš jau tikrai nevalgysiu, bet šiandien mes varom su laivu paplaukti. Tai, bet daug nieko nevalgau, gatvės maistų nevalgau, išskyrus vakar tas sultis, kaip kvailis, kokios ten. Jau matėm, kad ten nieko gero, bet vis tiek paragavom ir palikom ten, nes tas sultis net neišgėrėm. Tai va, toks mano rytas šiandien. Prieš paskutinis gydymas įvyko. Labai keistas dalykas yra toks, kad kiekvieną dieną aš pajuntu vis kažkokį naują dalyką, kuris man jau yra nutikęs anksčiau. Toks jausmas, kad tarsi sugrįžta kiekvienas tas toksai, kaip čia pasakyti, kiekviena tokia kūno problema, jinai sugrįžta iš praeities tam, kad būtų išgydyta. Toks net šiurpas perėjo, reiškia, taip ir yra, nes tikrai gydymai yra intensyvūs, jie liečia ir kūną, ir sielą. Tai sakau, ten prasidėjau nuo kaklo skausmų, aš atvažiavau ten, su skaudančiu kaklu, ar ne, ir ten, ką dar aš ten sakiau, šlapiau pūslės, ne, visi tie reikaliukai ir ten tie visi overtinkinimai, ne, galvojimas ištisinis. Tai va, šitos mano buvo pagrindinės, bet kiekvieną dieną, nors maistas nuostabus, ten ir masažai, ir tos tabletytės, virškinimų ir visa kita, jos puikiai veikia, bet su kiekviena diena kūnas sako, ai, tai tu gydaisi, tai pagydyk dar ir šitą. Kitą dieną, ir šičia reikia tavo dėmesio, pagydykim ir šitą vietą. Tai šiandien iš pačio ryto man išlindo kojų, vieno tarppirščio niežėjimas. Aš čia daug kalbu apie tas visokias ligas, tarsi tai nėra taip, jau turėtų būti įdomu, bet tas patyrimas, žodžiu, ajurvedinio gydymo man va taip pareina, kur jokio glitimo, jokio pieno ir pyst galvos skausmai didžiuliai. Iš kur? Tai va, tai kūnas visokiojopai gydosi ir aš kiekvieną kartą guliu ant masažo stalo ir galvoju, kaip aš linkiu tai patirti kiekvienam. Tikrai. Aš manau, gal ir Lietuvoje yra kažkas panašaus. Aišku, nebus taip kaip Indijoje galbūt, bet, nežinau, tiesiog sunku pasakyti, reikia gal pasidomėti grįžus labiau apie tai. O dabar užkąskim. Papajų sultys ir šiek tiek vaisių. Aš esu šiaip po pusryčių, bet kažkaip norisi pasmaguriauti dar truputėlį, nes šiaip pavargsti, po tų gydymų pavargsti. Šiandien turėjau tokį nestresinį variantą, bet vis tiek tai yra intensyvu vidui. Tai išaiksti, taip sakant. Turiu laiko iki dušo, nes man reikia išbūti valandą laiko su šitais visais dalykais. Ir aš tada parodysiu, ką aš nusipirkau. Čia kažkaip nelabai matosi gerai. Mieste buvo. Taip. Pirmiausiai aplankėm zoologijos sodą. Daurai kaina. Šiaip labai didelis ir gyvūnai tokie, faini, tokie biški kitokie, bet šiaip tai bendrai paėmus, tai mes tiesiog labai daug pasivaikščiojom. Kobrų beveik nesimatė, nes jos kaip vis laidindusios, tai žodžiu. Pradėkim nuo,
Nežinau nuo ko, tiesiog smilkalų kalnas, lauktuviam. Nieko čia įdomus. Nežinau, kas norės smilkalų, kas norės gal prieskonių. Buvom tai prieskonių parduotuvė, tai pasiėmiau daug ciberžolės, nes prašė ir draugė, ir mama ciberžolės. Labai geros kokybės. Šitas pakelis kainuoja 2 eurai, beveik 50, 2 eurai 50. Tiek, bet jaučiu gal mažokai. Kuminas, visgi 2. Labai mėgstu aš pati kuminą ir mano draugiai prašė paimti, tai 2 pakeliai kumino, 2 eurai 16 vienas pakelis. Kmynų indiškų, irgi 2 eurai. Kakavos, labai skaniai, pažiūrėkit, kokia tamsi kakava. Nu, štai jau paplojau, 7 eurai 15. 26 eurai kilogramas, bet labai skaniai. Tada šitais, aišku, einant į parduotuvę vaišino, tai pasiėmiau. Nežinau, ar namo parsivešiu, ar čia kažkur užkandžiauti turėsiu tiesiog, bet greičiausiai, kad namo vešiu. Čia yra magnetukai, nerodysiu, paliksiu staigmeną. Kokie magnetukai? Po 45 centus. Ar parodyti? Bet čia užlipinta, tai nerodysiu. Tada mano tikslas buvo nusipirkti masalos arbatos. Tai čia važiavome į tokią sveriamų parduotuvę. Nu, jūs viską šiaip jau matėte. Apie tai, kavos pupelių pasiėmiau indiškų. Ir viskas čia. Ai, dar vienas cinamonas. Va, šitas pakas cinamono 250 gramų kainavo man 8 eurus. Nėra taip, kad jau labai jau ten pigu toje Indijoje. Kas liečia vat prieskonius, ten tai tikrai ne. Radau kažkokių saldainių. Ginger candy. Imbieriniai kažkokie. Sakiau, bus į arbatą, jeigu ką. Paragauti. Ir vakar nupirkau draugiai gimtadienio dovaną, nes jinai man... Nes aš sakiau, kad aš tau nepirksiu nieko Lietuvoje, kai varysiu į Indiją, tada ir nupirksiu. Štai nupirkau kašmyrinį šaliką. Ir dar ką nupirkau, bet ten labai supakuota, tai nerodysiu. Ir va, į tokį krepšiuką įdėtas tas šalikas. Ir viskas, atrodo, tiek pirkau. Iš tikrųjų labai daug matavausi, visų tų rūbų. Bet, žinot, kaip aš džiaugiuosi, kad aš pirmą dieną neprisipirkau ten tų suknelių visų, kur ten rodžiau, kur wow. Vakar nuėjome tą parduotuvę, tai nieko aš ten nepirkau. Mano akis atsivėrė ir aš pamačiau, ant kiek tai yra prasta kokybė. Tai, sakant, nieko nenusipirkau. Dar šiandien bandysiu pažiūrėti, nes aš labai noriu to tokio medvilninio, tokio halačiuko, labai tokio lengvučio. Na čia, žinot, viešbučio kambarį mes esame. Čia tikėtis kažkokių grožių. Tai va, tai džiaugiuosi, kad neprisipirkau pirmom dienom, nes jau atsirado ryžtas derėtis. Tai va, vieną vakar matavausi, parodysiu nuotrauką, nes dariau tą halačiuką. Plonytis, beveik kaip marlė. Ir tie anspaudai, tie raštai, jie tokie paplaukia, tikrai neįtin gražiai padaryta. Ir jie prašė 18 eurų už tą halačiuką. Tai aš nusiderėjau iki 10 eurų, bet vis tiek nepirkau. Aš sakiau, 5 eurus mas galiu mokėti. Ir viskas. Šiandien vandenynas nelabai gražus. Auč. Žodžiu, šiandien vandenynas nelabai fainas maudytis, o matot, kokios rudos bangos. Labai smėliai neša. Labai paėjęs vandenynas, va, žiūrėkit, kaip paėjęs vandenynas. Vakar ir užvakar iki pat sagų buvo. O šiandien vaisai ten toliau. Nežinau ar dėl to, bet labai nesmagu taip maudytis, nes vien tas rudas smėlis, tai per kūną tau pilinguoja ir pats tas smėlis, dugnas nesmagus.
buvom tų kriaukų visų pilna, tai kažkokį susišlapinom, va, kaip arti, ne? Tai einam namo, nesikaitinam. Mes dabar važiuojam plaukti Valtele ir čia yra mano astrologijos mokytojo žmona. She names is Rima. Rima, like Rima, ne? Argi nenuostabi, kokia graži moteris, ne? How beautiful woman you are. Oh, thank you so much. Yes. Ir mes čia tiek prisijuokėm, tiek prikalbėta visko. Labai, labai smagu susipažinti, pabendrauti. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you. Me too. You see here, this is a beautiful place. It is close to the Niger River estuary. Long years ago, it was a great. Mūsų kelionė prasideda. Rami kelionė. Mes nusprendėm, kad čia krokodilų tikrai nėra, bet mokytojas pasakoja, kad jo krašte Keraloje tai tikrai yra daug krokodilų ir šiaip visokių didelių gyvūnų. Klausė mokytojas, ar norėtume čia porai dienų pasilikti kitą kartą. Sakė, nėra krokodilų, tai galbūt ir įdomu iš tikrųjų. Čia šiaip gilu. Man 3 metrai gylio yra daug. Bet va savo. Privatu, bet labai šiaip daug valčių. Ypač dabar tai labai daug valčių plaukia dėl to, kad laukia saulėlydis ir mes pasitiksim jį kažkur gražioje vietoje. Tai dabar toks pikas čia plaukti. Kadangi važiuojam, tiksliau plaukiam su mokytoju, jis yra iš Indijos taip pat, tai įdomių dalykų pripasakoja. Pavyzdžiui, Kera reiškia, Kera yra kokosas, todėl kokosų kraštas čia yra ir dėl to labai apsimoka čia pirkti kokosų aliejų, nes bus tikrai labai gera kokybė. Tai va. Planavau nepirkti, bet dabar persigalvojau. Kokios šaknys yra palmės. Plaukiam iš kažką didesnio. O, čia banguoja daugiau. Ai, tai čia upė. Čia upė, mes buvom prieš tai kanale. Bus mūsų stotelė. Čia va restoraniukai ant vandens. Ten galima pasivaikščiot. Su arkliu taip pat. Tai gražus vaizdas, sakė, atsiveria iš tų restoranų, tik nežinau iš kurių tiksliai, kur čia mes sustosim. O ten už tų smėlio jau, suprantu, vanderynas. Known in Egypt, it was long time ago. And near Cairo there are this Giza pyramid area. 1.5 hours you go on the camel. And at first I somehow got into, it's a very tall camel, African camels, very high, powerful camels. Somehow okay. And after 30 seconds they said, please come down, you do the ticket, then again you go up. They could have told me after the ticket to get up on the camel. Just after 30 seconds get down, do the ticket, then go up the camel again. Ai, sugalvojau dar šitą pafilmuoti. Mes jau sakėm, tiesiog vieną porciją kinietiškų fribulvyčių. Skonis tiesiog truputuką aštru ir žinot, kaip gaubau pas mus ten ar panašiai. Tai tiesiog čia yra keptos
bulvytės su tuo padažiuku kinietišku. Šiaip skanu, nebūčiau pagalvojus. Then I will finish this. Is it okay? Noriu parodyti, kaip kavą atnešė. Žiūrėkit, kavytė ir čia cukrus. Tiesiog matai cukrus. Man taip juokinga. Nu ką, grįžtam į laivelį. Pirmai nenukadrinau laivelio. Tai čia jisai yra mūsų laiviukas, motoriukas. Čia yra galas, nu tiksliau gal priekis, nežinau, čia vairuotojų pusė. O tenai priekis, vat, yra tokių karališkų kėdžių. Vat, karališkų ir yra foteliukų. Tai aš aišku sėdžiu, man atrodo, labiausiai karališkai priekyje. Rima nori pasivaikščioti su kupranugariu, bet čia yra po 2. Dvi vietas kupranugarius. Kaip jūs manot, kas eis su ją? 100 meter go return. 100 meter go and Go return. return, and- How much? 300, 1%. 1% 300. Yes. 2% possible. 2% 600. Together 2%. 2% 600. Okay. Okay. 3 eurai. 3 eurai. Yes, 3 euros. 3 euro, 3 euro. Yes. Yes, okay. Oh my god, kokia ji drąsi. Okay. Давай. ধরো কোন জায়গাটা ধরবে ওয়েট hold তুমি ঠিক আছে ভালো করে ধর Kaip sunku ten sėdėti, žinokit. Čia yra labai statu, tai net ištverta. Tai čia mes pasitiksim saulėlydį. Jis yra labai gražus. Graži labai raudona saulė. Va tokia pati, kai aš atskridau į Indiją, va tokia saulė buvo. Bet čia aišku. Kažkaip pagreitėjom. Čia yra, nu, žodžiu, rezortai. Tokie, kur apsistot galima, viešbutukai. Irgi labai graži. Va, čia ta dramblio akmuo, dramblio uola, vadinasi, jis labai panašus į dramblį. Čia tai lankytinas objektas. Ten viršų kažkokia koplytėlė dar ant jo. Atėjau atsiimt batų, bet jis juos vis dar gamina. Bet jisai sakė, kad čia tiesiog dėl to, kad pamatuotų plotį. Tai čia viskas labai greitai vyksta, bet jis daro taip, kad atrodytų labai sudėtinga ir ilgai užtrunka. Bet šitas, tas dalykas, tos visos pėdos ir tie kaspinukai, jau jie vakar buvo padaryti. Deficito sukūrimas yra vienas iš triukų, aš manau. Jis gali daug greičiau visą tai padaryti.
Tikrai gražu žiūrėti, kaip dirba. Man labai bus smagu turėti rankų darbo. Man konkrečiai pagamintus batus. Šlepetės. Bet jis tai galėjo padaryti ir be manęs. Jis verčia mane laukti, kol jis gamina. Nieko iš čia man nematavo daugiau. Aš atėjau 8 val. Vakaro, paskutinę dieną, kada mes ir susitarėm, ir jis nepabaigęs. Suprantat? Jis nori, kad aš sėdėčiau ir žiūrėčiau. Ką tai gali reikšti? Gal aš pradedu pritraukti jam naujų klientų? Kaip jūs manot? Visada yra dvi medalių pusės ir tas toksai smart, tas protingas aspektas apgalvotas. Tai, žodžiu, nu ką, teks palaukti, nes dar tik klijai ištepti. O kiek čia reiks laukti? O gal aš ir klydau, nes jis dabar kaip tik ir daro tą dalyką, kur manęs reikia. Tai vyksta tuo pačiu metu. Pirmiausia ištepė klijais, tada uždėjo man ant kojos ir tada jau bus užklijavimas. Tada nusmailina kraštelius, kad nesijaustų. Nubliamo gražus darbas. Įdomu. Dom, tagar dom. Įdomu. Įdomu. Yes. Dabar eilė padui. Bet čia turbūt greitai viskas vyks, nes tie klijai labai geri. Labai greit pritraukia čia viską. Tai dabar iškirps man padą. Čia dizainą. Zonda abhi tak nahi gaya. Prisilaiko su koja. Nu ką, viena taputėlį, šlepetutėlį jau baigta. Sandalį? Aš taip atrodo, bet dar turi viskas išdžiūti, susigulėti. Šiandien negalima mautis. Sakė, geriau rytoj. Ir dabar baiginėja kitą. Štai taip. Tiesiog. Video 1000 rupee. Štai šlepetaitės jau mano kambarį. Reikia palaukti ryto, kad žodžiu, viskas čia suliptų, susigertų ir tada jau galėsiu vaikščioti. Labai brangios man bus jos. Įsivaizduojat, pagamintos specialiai man. Viskas, diena baigta.